Šiandien yra tokia ne kasdienė aplinka, dabar esam viešbutyje, ką tik atvykom į Estiją. Ir ką mes čia darysim, tai dabar vyksta universitetų pasaulio čempionatas, kuriame dalyvaus iš mūsų 3 žmonės – Deimantė, Irmantas ir Linas. Ir man teko garbė būti head coach. Tai va, ką tik atsiėmėm savo akreditacijas, tai va dedamės daiktus, šiek tiek persirengiam, galbūt pavalgom, jeigu spėjam, ir dar turiu šiandien 2 kolus su atletais. Good morning. Tai ką šiandien turim pirmą dieną oficialiai atsikėlus čia, tai ką dabar eisim su atletais pasitikrinsim svorius, pažiūrėsim, ar viskas tvarkoja, nes Deimantė dalyvauja rytoj. Tai labai svarbu yra pasižiūrėti, ar tikrai nereikės, sakykime, kažkokių tai papildomų metodų pritaikyti, kad numesi svorį, nes Deimantė meta. Realiai visi meta svorį dabar. Tai viskas dieną pradedam taip ir paskui lekiam valgyti. Shots on to make a artist drop. 12 a.m. at the crib going ham. Rolling green, counting bacon, Sam, I am him. Will milling through the crowd, fan by fan. Remember how we used to do it hand by hand then. 5 niggas, 1 gram, we spit a 20 damn. Not your average citizens moving like some immigrants. All these damn Zans, it be hard to remember when. Out of Lake Olympia. Čia turim vištienos kepsnį, jų pravalgyta, ir turim saldžių bulvių košę kažkokią, tai visai neblogai. Ir šitas mielas kainavo 15 eurų, tai skaičiu visai taip neblogai. Kaip pavalgyta, pilvas pilnas, galima toliau eiti darbuotis. Dabar laukia 7 valandą visuotinis susitikimas iš visų delegacijų. Tai dabar pačilinsiu dar viešbutį ir vyksim tenais. Tai šiandien tokiu būtų planai, o rytoj Deimantės startas. Time is 7:01 and let's What's up guys? Tai ką dabar yra diena po Deimantės jau starto ir tiesiog atsikėliau ir pagalvojau, kad gal pasidalinsiu keliom mintim ir būtų visai pratinga užrekordint, ką būtent aš manau apie Deimantės pasirodymą, kokie challenge mūsų buvo varžybose. Tai pirmiausiai noriu pasakyti, kad šiom varžybom pasiruošti turėjom apie 9 savaitės, nes Deimantė susisiekė su manim, kai buvo likusios gal 9,5 savaitės iki varžybų ir paskui iš karto, kuo įmanoma greičiau pradėjom ruoštis, aišku, taupim laiką. Tai trikojas pasiruošimo periodais tai nėra labai didelis laiko tarpas, tos 9 savaitės. Ir aš sakyčiau, kad visai produktyviai jas išnaudojam ir kuo įmanoma daugiau išspaudėm iš jų. Tai tokie challenges, su kuriais susidūrėm, tai
buvo kūno svorio, aišku, mažinimas, kūno kompozicijos pokyčiai, nes reikėjo Deimantei į žemesnę kategoriją papulti. Jinai šiaip įprastai startuodavo iki 57 kg, dabar iki 52 startavo. Tai kūno kompozicijos pokyčiai, reikėjo nusimesti svorį. Ir nusimetant svorį reikėjo, aišku, dar daug pačiu metu tobulėti, kelti jėgą ar bent jau ją išlaikyti. Tai manau, šiuos abu tikslus visiškai pilnai įgyvendinom, sakyčiau, nes Deimantė pasigerino savo asmeninius rekordus spaudimo, tiek pritūpimo ir tuo pačiu metu ir Lietuvos rekordą dar pagerino, tiek pritūpimo, tiek spaudimo, kas jai ir anksčiau priklausė. Tai irgi toks indikatorius, kad buvo patobulėta, buvo, kad ir netgi tam svorio mažinimo periodui vis tiek buvo pasistumėta į priekį ir buvo tiesiog pagerinti tie anksčiau esantys asmeniniai rekordai ir Lietuvos rekordai. Apskritai, einant į šias varžybas, Deimantė pagal nominacijas buvo pirma. Jos skaičiai buvo, netgi čia turiu jos nominacijų skaičius. Tai buvo 130, 70 ir 150, kas jai davė 350 kg sumą toj preliminarioje lentelėje nominacijų. Šiai dienai pabaigėm mes varžybas su 117, 105 ir 102,5. Tai gavosi iš 350, 315. Aišku, šie skaičiai buvo šiek tiek išpūsti ir nelabai atitiko jos, sakyčiau, šio pasiruošimo arba tiesiog šio periodo kūno svorio metimo būtent pajėgumo. Tai dėl tos priežasties tie skaičiai yra tiesiog mažesni buvo varžybose. Ateidami į varžybas, realiai turėjom tikslą surinkti kuo įmanoma daugiau sėkmingų bandymų ir tiesiog bandyti papulti ant apdovanojimų pakylos. Pritūpimų buvom labai geroje vietoje, buvo Deimantė antra tiek pagal prognozuojamą total, o pagal pritūpimus buvo trečia. Spaudime 5 pirmą bandymą paspaudėm. Viskas buvo tvarkoje ir tiesiog laikėmės nustatyto plano ir dėjom 70. Bet su 70 tiesiog sutraukė Deimantę į koją ir tiesiog visa jėga dingo iš kojų, negalėjo leg driving normaliai ir tiesiog nepavyko paspausti. Ir trečių bandymų vėl tą patį svorį bandėm spausti. Ir tiesiog jeigu per daug išeikvota buvo galimai antram bandymui, nepavyko trečias bandymas su 70 ir šiek tiek praradom kilogramų sumos, tos prognozuojamos sumos, aišku, pagal užfiksuotą jau pritūpimą, spaudimą ir pirmą bandymą deadlifto. Tuo metu buvom su didžiausios Britanijos sportininką, jinai buvo 2,5 kg priekyje ant sumosios prognozuojamos. Ir sakyčiau, mes labai buvom geroj vietoj, strategiškai, kur mes galim tikrai konkuruoti ir dar žiūrėti, galimai gaudyti ant kažkokios tik klaidos sportininkai arba iš savęs padaryti visišką maksimumą ir tikėtis, kad tiesiog pavyks aplenkti sportininką. Bet tuo metu, kai padarėm visus spaudimus, pastebėjom, kad tiesiog pasididino savo traukos pradinį bandymą per 12,5 kg gal, jeigu neklystu. Didžiosios Britanijos sportininkė ir tada tiesiog per didelis 15 kg tarpas buvo tarp mūsų ir tarp antros vietos, tuo metu aišku antros vietos sportininkės. Ir tiesiog nusprendėm, kad mes nerizikuojam, nes 12,5 kg tą tarpelį išlošti arba atgauti, tai yra labai sunku, kai turim tokias lengvas svoris kategorijas moterų. Tai tiesiog nusprendėm, kad išlaikom tą dabartinę trečią bronzos medalio vietą, žaidžiam konservatyviai, žiūrim, ką mes galim padaryti ir viskas. Tai tuo pačiu metu dar ir trečias deadliftas, irgi mes užsakėm pirmiausia 137,5, bet paskui siekiant išlaikyti bronzos medalį ir mažai netgi, tai tiesiog susimažinom iki to minimumo, tai buvo 132,5. Susimažinom svorį iki to minimalaus ir tiesiog užsitikrinom ir mažai bronzos medalį traukose ir finišavom su trečia vieta total ir trečiom visur vietom individualiuose veiksmuose, pritūpimais, spaudimas ir traukos. Deimantė realiai buvo pati aukščiausia sportininkė,
o ūgis irgi yra labai svarbus faktorius, kuris realiai tau leidžia tam tikrą kūno kompoziciją, tarkim, susikurti, ne? Jeigu tu būsi jau labai aukštas, bet sieksi vis tiek kuo įmanoma žemesnės svorio kategorijos, tai galimai tu neturėsi tiek daug raumeninės masės ir turėsi išlikti labai ryškus, labai žemus riebalų procentas pas tave turės būti. Tai taip ir buvo pas Deimantę, jinai buvo, kaip ir sakiau, pati aukščiausia, jeigu neklystu, ir tiesiog turėjom šiek tiek pasiaukoti. Ir aš manau, tos pastangos mažino kūno svorį ir tiesiog siekiant maksimaliai gerai pasirodyti, kad ir mažesnė svorio kategorija tikrai puikiai atsipirko ir šiai dienai bronzos medalis Deimantės rankose. Tai va, aišku, faktas, kad galbūt Deimantė būtų pasirodžius irgi labai gerai ir būtų užfiksavus didesnius skaičius aukštesnėje kategorijoje, bet aukštesnėje kategorijoje yra tiesiog didesnis meistriškumas sportininkų ir tiesiog kartais visai gerai pasirinkti tokią strategiją, kuomet tu short termų, trumpalaikį perspektyvą tiesiog surizikuoji, nusimeti tą svorį, padalyvauji vienose varžybose ar dviejose ir tiesiog taip short termų savo sportinį pajėgumą, sportinį meistriškumą tiesiog ne tai, kad išpūti, bet tiesiog tu demonstruoji geresnį. Tai tokia ir buvo strategija ir Deimantė realiai labai daug laiko metė svorį ir mažino jį, tai manau tos, kaip ir sakiau, pastangos atsipirko ir viskas. Tai manau daug ko išsinešėme iš šių varžybų, kaip pati sakė Deimantė, gaila, kad čia jos nėra, bet kaip jinai pati sakė, tai buvo vienas iš tokių geriausių, sėkmingiausių varžybų per pastarąjį laikotarpį. Tas dalykas matėsi, kai tiesiog Deimantė buvo atsipalaidavus, kiek aišku leido varžybos ir tiesiog mėgavosi varžybom, kad ir, tarkim, turėjom tokių nesėkmių, pavyzdžiui, pirmas deadliftas dėl pusiausvyros nebuvo užskaitytas, arba spaudimai 2 iš eilės nepavyko. Vis tiek išlaikėm tą motyvaciją arba tą tiesiog mintį, kad varžybos dar nesibaigė, dar turim laikytis iš visų jėgų, nepasileisti kažkaip tai emociškai, nenusivilt savim. Ir tiesiog tas dalykas labai gerai pavyko, sakyčiau. Iš mano pusės, žiūrint į Deimantės pasirodymus, tikrai buvo sėkmingos. Čia, aišku, buvo pirmos varžybos, kaip mes dirbom kartu, kaip ir minėjau, tik tai 9 savaitės praleistus dirbant būtent kartu, tai aš manau, ateityje tikrai išvysim daug geresnių pasirodymų, nes visada eina tas dalykas, kuo labiau tu susidirbi su žmogum ir kuo labiau jis yra coachable, jis irgi labai svarbus dalykas. Gali labai sportininkas, tarkim, turėti didelių ambicijų, bet jeigu jis nėra coachable, jeigu jis tiesiog neklauso trenerio arba tiesiog freestylina kažką daro, tai galimai nebus tokių didelių rezultatų, kaip pavyzdžiui labai gerai susidirbant, kolabinant, nes čia ir yra tas bendras darbas. Sportininkas, jeigu 100% duoda, jeigu, tarkim, sportininkas 100% padaro viską iš savo pusės ir treneris 100% iš savo pusės padaro viską, tai tada tikrai būna labai toks geras rezultatas, kaip mes ir turėjom, pavyzdžiui, Lietuvos čempionatuose, tuose pačiuose, kur balandį vyko, pavyzdžiui, Lukas Lavinskas, kuomet jis pagerino savo sumą 67,5 kg. Aišku, buvo ir kitų labai gerų performansų, bet šitas, manau, toks labiausiai įstrigęs į mano galvą, kuomet tikrai per ganėtinai trumpą laiką labai didelis spurtas progreso buvo, nes jisai dalyvavo rudenį ir paskui dalyvavo pavasarį balandžio mėnesį. Ir nuo rudens varžybų iki pavasario balandžio mėnesio 67,5 kg PR ant sumos. Ir viskas, tai manau, iš Deimantės pusės tiek. Labai patenkintas, bronzos medalis ir didžiuojuosi tiesiog sportininku. Viskas labai gerai pavyko. Realiai sunku patikėti, kad dabar jau yra paskutinė diena. Ne tik tai, kad paskutinė diena, bet jau tuo išvyksim. Nes realiai kraunusi daiktus, čia šiek tiek reikia dar daugiau apsitvarkyti, smulkmenas visą susirinkti. Bet jau visi daiktai kaip ir maždaug plius minus sudėti ir jau išvykstam. Tai šitą savaitę čia Estijoje praėjo, sakyčiau, labai greitai. Tai va, tiesiog noriu padėkoti ir atletam, su kuriais dirbau. Tai Deimantė ir Mantas Linas. Su Deimantė, aišku, mes dirbam kartu, aš ją treniruoju. Su Irmantu ir su Linu aš nedirbu, tik tai turėjau galimybę jiem padėti varžybose. Tai manau, irgi daug ko išmokta iš jų startų. Irmantui Žiūsų tai buvo antros oficialios varžybos
ir labai stiprų rezultatą parodė. Tai čia galėsiu parašyti sumą, reikia pasitikslinti, nes dabar čia galvos neatsiminsiu. Tai tiek ir norėjau pasakyti, o dabar einam dėtis daiktus ir važiuojam atgal namo. Ačiū, kad žiūrėjot, bye bye.